Sveiki. Šiame nedidelio ciklo apie pigmentus epizode noriu parodyti ir papasakoti apie kitą prieštaringai vertinamą, bet neabejotinai įdomų pigmentą – alizarin crimson. Tai labai graži, gili, šalta raudona spalva, kurios istorija glaudžiai susijusi su gerokai senesne dažinės raudės pigmentų tradicija. Jeigu jums įdomu ir naudinga tai, ką rodau šiuose kukliuose vaizdo įrašuose, prašau prenumeruoti mano kanalą, komentuoti ir galbūt pažymėti, kad vaizdo įrašas patiko. Tai labai padeda kanalui augti, o algoritmams parodyti jo turinį platesnei auditorijai. Taip pat visada laukiu jūsų klausimų ir pasiūlymų. Alizarin crimson yra vienas tų pigmentų, kurių istorija prasideda nuo senų augalinių dažų tradicijų. Lietuviškai šį pavadinimą būtų galima versti kaip alizarino karminas arba alizarino tamsiai raudona. Bet praktikoje dažniausiai paliekamas angliškas pavadinimas alizarin crimson. Jis labai stipriai įsitvirtinęs dailininkų medžiagų pasaulyje. Natūrali dažinė medžiaga išgaunama iš dažinės raudės. Angliškai madder, lotyniškai rubia tinctorum, augalo šaknų. Žmonės ją naudoja nuo labai seniai, tekstiliai dažyti, vėliau ir nusodintiems pigmentams, angliškai lake, gaminti. Madder dažai buvo žinomi senovės Egipte, Persijoje, Romos pasaulyje, Viduržemio jūros regione. Tai buvo vienas svarbiausių natūralių raudonų dažų medžiagų iki sintetinių dažų eros. Čia svarbu paminėti skirtumą tarp dažiklio ir pigmento. Tai nėra tas pats. Augalinis dažiklis yra tirpi spalvinė medžiaga. Kad jį būtų galima naudoti kaip tapybos pigmentą, jis būdavo nusodinamas ant tam tikro pagrindo, pavyzdžiui, aliuminio junginių. Tokiu būdu gaunamas lake pigmentas. Todėl istoriniai madder lake pigmentai nėra tiesiog sumalta augalo šaknis. Tai dažinė medžiaga paversta netirpiu arba mažiau tirpiu pigmentu. Tokie pigmentai labai vertinami dėl savo skaidrumo, gilumo ir glazūrinio charakterio. Išgaunami nuostabūs rausvi, raudoni, tamsiai vyšniniai, purpuriniai tonai. Aliejinėje tapyboje ir glazūrose tokios skaidrios raudonos buvo labai svarbios. Bet daugelis istorinių organinės kilmės nusodintų pigmentų nebuvo tokie patvarūs, kaip norėtųsi. Jie bluko, keitėsi, prarasdavo intensyvumą, ypač plonose sluoksniuose ir stiprioje šviesoje. Tai nereiškia, kad kiekvienas madder pigmentas išnyksta. Kai kurie dažinės raudės nusodinti pigmentai buvo laikomi vienais patvaresnių, natūralių organinių raudonų. Bet lyginant su moderniais neorganiniais arba kai kuriais šiuolaikiniais organiniais pigmentais, jų patvarumas dažnai kelia klausimų. XIX amžiuje chemija pradeda labai stipriai keisti dailininkų paletę. Kaip su sintetiniu ultramarinu, taip ir su alizarinu. Chemikai sugebėjo sukurti medžiagą, kuri anksčiau buvo gaunama iš natūralaus šaltinio. 1868 metais vokiečių chemikai Karl Grebe ir Karl Liebermann atrado būdą sintetinti alizariną iš akmens anglies deguto kilmės medžiagų, tiksliau iš antraceno. Maždaug tuo pat metu panašiu keliu dirbo ir anglų chemikas William Perkin. Labai svarbus momentas. Alizarinas tapo pirmuoju natūraliu dažikliu, sėkmingai pagamintų sintetiniu būdu, pramoniniu mastu. Ir tai iš esmės pakeitė visą madder dažų pasaulį. Iki tol reikėjo rūpintis augalais, rinkti šaknis, apdoroti, ekstrahuoti dažus. O dabar chemija galėjo pagaminti tą pačią pagrindinę dažinę medžiagą, daug pigiau, pastoviau ir didesniais kiekiais.
Tai buvo smūgis natūralios dažinės raudės auginimui, bet didžiulis žingsnis pramoniniai dažų gamybai. Dailininkams Alizarin Crimson tapo stipresniu, švaresniu, patogesniu Madder tipo raudonos pakaitalu. Tai didesnės dažomosios galios, skaidrus, gilus, šaltos krypties raudonas pigmentas. Labai naudingas glazūroms bei mišiniams. Spalva, kuri greitai tapo daugelio tapytojų paletės dalimi. Šiuolaikiniai dažai gali būti pavadinti Alizarin Crimson, Permanent Alizarin Crimson, Alizarin Crimson Hue ir panašiai. Bet tai nereiškia, kad tai identiški dažai. Užrašas ant tubelės tik dažų pavadinimas. Jeigu ant tubelės parašyta Alizarin Crimson ir pigmento kodas yra PR83, tai dažniausiai bus tikras sintetinis alizarino karmino pigmentas. Bet jeigu matome pavadinimus kaip Permanent Alizarin Crimson, Alizarin Crimson Hue arba Permanent Crimson, tai dažnai bus ne PR83, o kiti šviesai atsparesni modernūs pigmentai arba jų mišiniai. Nereikia to bijoti. Daugeliu atveju modernūs pakaitalai gali būti praktiškai saugesnis pasirinkimas, ypač jeigu manoma, kad kūrinys ilgai bus ryškioje šviesoje. Tapytojui visada labai svarbu žinoti, ką jis turi ant paletės. PR83 ir modernus Permanent Alizarin pakaitalas gali atrodyti panašiai, bet elgtis kitaip. Tikras Alizarin Crimson PR83 yra skaidrus, gilus, šaltos krypties raudonas, linkęs į melsvą arba violetinę pusę. Jis labai gražiai tinka glazūroms, tamsiems raudoniams, purpuriniams, violetiniams, rudai raudoniams mišiniams. Bet dėl jo atsparumo šviesai yra nemažai diskusijų. Kai kurie gamintojai nurodo jį kaip pakankamai gerai atsparų, ypač storesniuose sluoksniuose arba tam tikrose rišiklių sistemose. Kiti autoriai ir gamintojai įspėja, kad PR83, ypač plonose glazūrose ir šviesiuose mišiniuose su balta, nėra toks patikimas kaip naujesni raudoni pigmentai. Aš nesakau, kad Alizarin Crimson yra blogas pigmentas, o ir pats neretai naudoju. Jis turi nuostabų tapybinį charakterį. Bet tai pigmentas, kurį reikia suprasti ir žinoti, kaip ir kur jį naudoti. Jeigu darbas skirtas ilgalaikiam eksponavimui, jeigu spalva bus naudojama labai plonose, šviesiuose glazūrose, jeigu paveikslas kabės stiprioje šviesoje, verta rimtai pagalvoti apie alternatyvas. Pavyzdžiui, modernius kvinakridono, antrachinono arba kitus Permanent Crimson tipo pigmentus. O štai greitose Alaprima studijose, eskizuose, etiuduose naudoju beveik visada. Bet jei kalbame apie tradicinį tapybinį charakterį, apie gilius tamsius mišinius, apie chromatinę juodą, apie purpurus, slyvinius tonus ir šaltas raudonas glazūras, Alizarin Crimson yra labai įdomus. Mano naudojamas pigmentas yra Michael Harding Alizarin Crimson, pigmento kodas PR83. Tai nėra natūralus augalinis Madder Lake pigmentas, o sintetinis alizarino karminas, istorinio Madder tipo pigmento modernios chemijos palikuonis. Michael Harding šį pigmentą nurodo kaip skaidrų, lėtai džiūstantį, su vidutinė dažomąja gale. Masėje Alizarin Crimson atrodo tamsus, gilus, gana šaltas raudonas. Ne oranžinės krypties raudona, ne kadmio tipo šilta raudona, o labiau vyšninė, vyno, melsvai raudona. Ploname sluoksnyje jo charakteris atsiskleidžia labai gražiai. Skaidrus, gilus,
glazūrinis. Ant šviesaus pagrindo duoda švarę, šaltą, rausvą ar avietinę kryptį. Ant tamsesnio arba šilto pagrindo gali atrodyti kaip gilus vyno, vyšnios, tamsios rožės tonas. Dera žinoti ir prisiminti Alizarin Crimson apribojimus. Aš nenaudočiau jo aklai ten, kur reikia maksimaliai patikimos, labai šviesios, plonos raudonos glazūros. Rinkčiausi modernesnį pigmentą. Bet kaip praktinis pigmentas mišiniams, tamsiems raudoniams, violetiniams, sudėtingiams neutralams, chromatinės juodos variantams ir subtiliems žiedlapių ar vaisių atspalviams, mano paletėje jis vis dar labai naudingas. Maišant Alizarin Crimson su titano balta, spalva stipriai pašviesėja ir iš karto atskleidžia savo šaltą kryptį. Gauname rausvus, avietinius, rožinius, kartais šiek tiek violetinius tonus. Čia labai svarbu prisiminti du dalykus. Pirma, titano balta yra stipri ir dengianti, todėl mišinys praranda skaidrumą. Antra, būtent šviesiuose mišiniuose su balta ir plonuose sluoksniuose PR83 laikomas jautresniu šviesai. Todėl ši kombinacija graži demonstracijai ir spalvos charakteriui parodyti, tačiau profesionaliame darbe ją naudočiau apgalvotai. Jeigu reikia labai patvaraus šviesaus rožinio ar rausvo tono, verta pagalvoti apie modernesnius pigmentus. Tačiau kaip spalvinio charakterio demonstracija, Alizarin Crimson su balta labai aiškiai parodo, kad tai ne šilta oranžinės krypties raudona, o šalta, melsvai raudona spalva. Su geltonais pigmentais Alizarin Crimson duoda oranžinius, rusvus, degintus, kartais plytinius tonus. Kadangi pats alizarinas yra šaltas, melsvos krypties raudonas, jis ne visada duos tokį švarų oranžinį, kaip šilta kadmio raudona. Maišant su Indijos geltona, galima gauti labai gražių, skaidrių, šiltesnių oranžiškai raudonų arba gintarinių tonų. Kai abu pigmentai yra skaidrus arba pusiau skaidrus, mišinys gali turėti labai gražų optinį gylį. Tokie mišiniai naudingi tapant rudeninius lapus, vaisius, šiltus odos šešėlius, žiedlapius, medieną, vario ar seno metalo atspindžius. Su kadmio geltona arba kitais stipresniais dengiančiais geltonais pigmentais gausime sodresnių oranžinių tonų. Tačiau alizarino šaltumas vis tiek juos šiek tiek gesins ir komplikuos. Bet juk ne visada reikia švaraus oranžinio. Neretai daug naudingesnis yra ne tiesiog gražus oranžinis, o sudėtingas, šiltas, tačiau jau šiek tiek prigesintas tonas. Kadangi raudona ir žalia yra komplementarios spalvos, Alizarin Crimson su žaliais pigmentais labai greitai krypsta į neutralius tonus. Su tereverte galima gauti labai subtilių, prigesintų rudų, pilkų ir rausvai žalsvų neutralių tonų. Tereverte yra silpna, švelni žalia, todėl šį mišinį galima gana lengvai kontroliuoti. Jis gali tikti odos tonams, gėlių žiedlapių šešėliams, tamsesniems lapų vietoms ir prigesintiems fonams. Su stipresnėmis žaliomis spalvomis, pavyzdžiui, Prūsijos žalia, reikia būti labai atsargiems. Mažas jos kiekis gali labai greitai neutralizuoti alizariną. Tačiau per didelis žalios kiekis mišinį gali paversti purvinu ir negyvu. Alizarin Crimson labai naudinga žalių pigmentų chromai gesinti, o žali pigmentai gali gesinti alizarino intensyvumą.
Su mėlynais pigmentais alizarin crimson atsiskleidžia ypač gerai. Su ultramarinu gausime violetinius, purpurinius, slyvinius ir tamsius vyno spalvos tonus. Tai vienas naudingiausių ir gražiausių jo panaudojimo būdų. Kadangi ultramarinas pats turi violetinę kryptį, o alizarinas yra melsvai raudonas, abu pigmentai labai gerai dera tarpusavyje. Tinkamų santykių galima gauti sodrius purpurus, gilius violetinius ir tamsius slyvinius šešėlius. Tokie mišiniai naudingi tapant gėles, vaisius, tamsius audinius, fonus, šešėlius, stiklą bei kuriant chromatinės juodos variantus. Jeigu į tokį mišinį pridėsime šiek tiek žemės pigmentų arba komplementarios spalvos, galime jį prigesinti ir gauti labai sudėtingus, neutralius tamsius tonus. Su Prūsijos mėlyna alizarinas gali duoti dar intensyvesnius ir šaltesnius violetinius tonus. Tačiau čia reikia būti atsargiems, nes Prūsijos mėlyna labai greitai užgožia mišinį. Alizarin crimson su mėlynais pigmentais yra puikus pavyzdys, kaip skaidrios spalvos gali sukurti labai gilius tamsius tonus, tiesiogiai nenaudojant juodo pigmento. Su žemės pigmentais alizarin crimson yra labai praktiškas. Su geltonaja ochra mišinys tampa žemiškesnis, labiau prigesintas ir rusvas. Tai gali būti labai naudinga tapant natūralius odos, žemės, senos medienos ar sudžiūvusios augalijos tonus. Sudegintą sieną gausime labai gražius, šiltus, rausvai rudus plytinius, senos medienos arba sudžiūvusių augalų tonus. Sudeginta umbra alizarin crimson duoda tamsius, šiltus, rusvai raudonus arba beveik neutralius tonus. Beje, šią kombinaciją dažnai naudoju ir aš pats. Tokie mišiniai nėra tokie efektingi kaip grynas alizarinas, tačiau kūryboje jie dažnai būna labai reikalingi. Alizarin crimson gali gražiai pagyvinti žemės pigmentus. Labai mažas jo kiekis rudam mišiniui gali suteikti raudono gylio ir šilumos, nepaversdamas jo rėkiančiai raudonu. Čia jis veikia ne kaip pagrindinė spalva, o kaip gylio ir temperatūros korektorius. Alizarin crimson taip pat gali būti labai naudingas kuriant chromatinę juodą. Pavyzdžiui, alizarin crimson su ultramarinu ir kurio nors tamsesnių žemės pigmentų gali duoti labai gilią chromatinę juodą. Priklausomai nuo pigmentų santykių, ji gali būti šiltesnė, šaltesnė, labiau violetinė, labiau ruda arba beveik neutrali. Tokia chromatinė juoda labai naudinga tapant fonus, šešėlius, tamsius audinius, tamsius vaisius ir uogas bei stiklą. Tad tiek šiam kartui. Jeigu turite klausimų apie šį ar kitus pigmentus, klauskite ir rašykite komentaruose. Man tikrai įdomi ir svarbi jūsų nuomonė. Dėkoju, kad žiūrėjote ir ačiū už jūsų laiką. Iki kito karto.